Pernai per 5 mėnesius perėjo Jungtines valstijas, nuo Meksikos iki Kanados sienos per aukščiausias kalnų viršūnes, šiuo metu jie bando pereiti Japoniją. Mes ką tik atvykome patį Japonijos kraštą. Čia prasideda mūsų kelionė, mes pradedame eiti pėsčiomis per Japoniją. Pora šioje svečioje šalyje jau įveikė trečdalį numatyto atstumo. Nuėjo daugiau nei 1000 kilometrų. Keliautojai juokauja, kad keliones pėsčiomis gali vadinti ir ilgai trunkančių judviejų pasimatymų. Aš tada spėju viską pamatyti. Tas pasaulis, lėtesnis pasaulis man labiau prie širdies tiesiog. Atrasti tą norą tiesiog paprastiems dalykams. Tiesiog apie tai yra gyvenimas. Apie toks dėkingas tada esi tiesiog, kad gali pagalbę tiesiog turėti. Kai mes sėdim kažkur, pavyzdžiui, restorane per pietus ir sustinka mūsų žvilgsniai su kitais, pavyzdžiui, vietiniais japonais, mes pradedam jiem pasakoti, ką mes iš tikrųjų darom. Ir tu pamatai to žmogaus akis iš tikrųjų ir jisai, o, gera. Kai sako, kad Japonija kitas pasaulis, tai taip ir yra turbūt. Ir mums labai įdomu jį pažinti.